Kaip naudotis knygomatu? Knygomatas – tai savarankiško aptarnavimo įrenginys, skirtas knygų atsiėmimui ir grąžinimui be bibliotekos darbuotojų pagalbos. Norėdami naudotis knygomatu, atlikite šios veiksmus. Knygas galite užsisakyti internetu bibliotekos kataloge į biblioteka.lt. Užsakydami knygas internetu pasirinkite, jog norite jas atsiimti knygomate. Įsitikinkite, kad jūsų bibliotekos paskyroje yra nurodytas teisingas mobiliojo telefono numeris. Kai jūsų užsakytos knygos bus paruoštos atsiimti, gausite SMS žinutę su knygomato prisijungimo kodu. SMS žinutėje taip pat bus nurodytas knygomato adresas ir darbo laikas. Eikite į knygomatą nurodytų adresų. Knygomatai paprastai yra šalia bibliotekų arba kitose viešose vietose. Knygomato ekrane įveskite SMS žinutėje gautą prisijungimo kodą. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti. Knygomato durys atsidarys ir galėsite paimti savo užsakytas knygas. Įsitikinkite, kad paėmėte visas užsakytas knygas. Uždarykite knygomato duris. Jūsų grąžintos knygos bus automatiškai užregistruotos. Knygų grąžinimas. Knygas galite grąžinti bet kuriuo knygomato darbo laiku. Jums nereikia laukti eilėje ar užpildyti jokių dokumentų. Tiesiog įdėkite knygas į knygomato angą ir uždarykite duris. Knygos bus automatiškai užregistruotos kaip grąžintos. Papildomi patarimai. Knygas galite atsiimti tik per SMS žinutę nurodytą laiką. Jei neatsiimsite knygų per nurodytą laiką, jos bus grąžintos į bibliotekos fondą. Knygomatu negalima grąžinti sugadintų ar neteisingai užsakytų knygų. Jei kyla problemų naudojantis knygomatu, kreipkitės į bibliotekos darbuotoją.